Treneris, sveikinimai su pergale, jūsų komentaras apie rungtynę. Iš tikrųjų, noriu pasveikinti vyrus su gražia pergalė, aišku. Pirmos minutės, pirmos 15 minučių, aišku, vyko šiokia tokia adaptacija aikštėje ir aišku, Transinvestas pradėjo aktyviai, pradėjo agresyviai, spaudė mus, ieškojo savo galimybių. Pagrindinis uždavinys buvo, sakau, tos pirmos 15 minučių labai svarbu, neprasileis greito įvarčio ir pradėti patiem kurti momentus ir ieškoti galimybių prie varžovų baudos aikštelės. Tai analizuojant priešininką, viena iš pagrindinių užduočių komandai buvo, tai perimus kamuolį, kaip įmanoma, kad pirmas perdavimas eitų vertikaliai į priekį ir atakuoti tas erdves, nes jie labai aukštai eina labai aukštai į ataką, kyla kraštiniai žaidėjai ir vienas iš pagrindinių uždavinių buvo atakuoti tas erdves, kurios yra laisvos ir ko pasiekoje po vieno tokio išėjimo ir pelnėm įvartį, toliau pelnėm antrą, jau buvo antrą kėlinį šiek tiek ramiau, bet antras kėlinys jau, vėlgi lygtai kontroliuoji, turi vienam kitą momentą, prasileidi įvartį, vėl leidi kaip ir priešininkui sugrįžti į žaidimą, jau kažkur tai ir šiokia tokia panika buvo prasidėjus, bet vėlgi įmušus trečią įvartį, davedėm rungtynės iki pabaigos. Ar esat patenkintas komandos padarytomis išvadomis po praėjusių rungtynių? Tai vėlgi vienas iš užduočių buvo primint vaikinam tai, kas įvyko prieš tai turė Kaune ir neatsistot ant to pačio grėblio, džiaugiuosi tai, kad mums tai pavyko. Šiandien Deividas Šešplaukis sugrįžo po labai ilgos pertraukos, kiek smagu, kiek svarbu, kad žaidėjai po truputį grįžta į rokiruotę? Jisai, šiaip Deividas, tiek kaip žaidėjas ir kaip žmogus asmenybė yra unikali ir matant tai, kiek jis įdėjo pastangų tam, kad gautų šitas 12 minučių ir tiek treniravosi, tiek dirbo ir to siekia taip, kad be galo man kaip treneriui dvigubai smagu už mūsų komandos žaidėją, už Deividą ir manau, kad jį tikiuosi ir viliuosi, kad jį tokios traumos, kokios buvo ištikusi ši, aplenks ir jis toliau džiugins tiek komandą, tiek turbūt nacionalinę rinktinę.